Mėly Mažeikių, aplinkinių miestų ir miestelių gyventojai. Kadangi šiuo metu sukrito keletą labai gražių švenčių, tokia kaip Pasaulinė sveikatos diena, medikų diena, bus minima slaugytojų diena, na ir man asmeniškai labai svarbi data, tai yra gegužės 10. Kadangi šią datą bus metai, kaip laikinai vykdau regioninės Mažeikių ligoninės direktorės pareigas. Todėl manau, kad būtent šita akimirka yra tinkama aptarti ligoninės veiklos rezultatus, kokie buvo iššūkiai, kas atlikta, kas padaryta ir kokia vizija ateičiai. Tikriausiai reikėtų pradėti nuo to, kad buvo jau dalininkų susirinkimas ir pristatyta 2024 metų veiklos ataskaita su finansinė ataskaita ir auditoriaus išvada. Veiklos ataskaitai pritarta, na, o finansinė ataskaita su auditoriaus išvada įvertinta teigiamai, nes visi finansiniai procesai atitiko Lietuvos Respublikos reikalavimus. Tas yra labai džiugu, laukiame dabar po kol kas tik pasirašytų protokolų ir einame toliau. 2024 metų veiklos rezultatas, oficialus veiklos rezultatas yra -308 tūkstančiai. Taigi aš jums Mažeikių rajono gyventojams noriu papasakoti, iš kur jis atsirado, kokią reikšmę jisai turi dabartiniai ir būsimai ligoninės veiklai. Taigi, skaičiavimai. 2024 metų pajamos buvo 14,4, sąnaudos 14,7. Vadinasi, mūsų rezultatas, taip vadinamas deficitas, yra -308 tūkstančiai. Būtent sąnaudose ir slypi didžioji paslaptis. Įskaičiuojant į 2024 metų sąnaudas, mes turime įtraukti ateinančių metų atostoginių kaupinius. Tai yra kasmetinių atostogų apskaičiuota suma visiems beveik 500 darbuotojų. Ir automatiškai pajamos minus sąnaudos su atostoginių kaupiniais ir turime mes teorinį popierinį rezultatą -308 tūkstančiai. Ligoninės personalas. 2024 metais ne tik pavyko išlaikyti buvusį personalą, bet ir prisitraukti naujų jaunų gydytojų specialistų. 3 gydytojus ortopedus traumatologus, 2 gydytojus chirurgus, 2 gydytojus terapeutus, 2 radiologės. Aš manau, kad per tokį trumpą laikotarpį tai yra didžiuliai rezultatai, kada reikia išlaviruoti tarp pajamų, kaip jau ir minėjau, ir darbo užmokesčio sąnaudų. Tai vadinasi, tu turi pasiūlyti ne tik tam tikrą darbo užmokestį, bet suteikti, inicijuoti žmogų dirbti mūsų ligoninėje. Žinoma, labai daug ką reiškia ir pats kolektyvas, kaip gydytojas ar slaugytoja padėjėja bus priimti, todėl čia rezultatai yra ne mano vienos ar administracijos komandos, tai yra rezultatai visos ligoninės darbuotojų. Gydytojų specialistų trūkumui taip pat didelę reikšmę turi ir medicininė įranga. Labai noriu džiugiai pranešti, kad Mažeikių regioninė ligoninė pagaliau įsigijo laparoskopą ir artroskopą. Dabar šiuo metu yra perkamas kolposkopas ir vaizdo endoskopas. Ką tai reiškia? Kad bus galimybė ir yra galimybė teikti paslaugas, atlikti operacijas šiuolaikiniais inovatyviais būdais. Ir būtent gydytojai prieš atvažiuodami pas mus klausia, kokios yra darbo sąlygos. Taigi tos darbo sąlygos gerėja ir tuom tikrai turime pasidžiaugti. Kita labai svarbi data yra balandžio 28. Tai bus pirmas etapas konkurso užimti ligoninės direktoriaus pareigoms. Esu padavusi dokumentus, taip pat dalyvausiu konkurso pirmame etape ir stengsiuosi pasiruošti maksimaliai, kiek tai bus mano jėgoms, mano žinioms. Ir bet kokiu atveju noriu padėkoti už šituos metus pirmiausia darbuotojams, pirmiausia savo komandai, todėl kad manau, jog padaryta yra labai daug.
Ir taip pat noriu padėkoti gyventojams, todėl kad sulaukiu labai gražių žodžių ir palinkėjimų, palaikymo. Konkursas yra konkursas. Jeigu man bus suteikta galimybė tęsti savo darbus, aš pažadu juos atlikti teisingai, užtikrintai, drąsiai, vadovaujantis ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu. Na, o jeigu tai bus gegužės 10 mano paskutinioji diena, dar kartą noriu pasakyti jums ačiū ir nesirkite, o jeigu taip atsitiks, kad papulsite į mūsų ligoninę, aš tikiuosi, kad tas apsilankimas bus lydimas tik pačios geriausios patirties. Ačiū Jums.